Įpratome galvoti, greitis tai ekonomija. Kuo eismas intensyvesnis, sudėtingesnis, tuo labiau didėja avarijų tikimybė. O juk šiandien mūsų Respublikos keliais narsto daugiau kaip 200 000 lengvųjų automobilių. Automobilių antplūdis iškėlė daug netidėliotinų problemų. Už saugų eismą įsijungė mokslinės organizacijos, projektuotojai, techninės pagalbos tarnybos. Nutiestos šiuolaikinės automobilių magistralės, stojo rikiuotėn autoserviso remonto stotys. Automėgėjų armijos aptarnavimas – viena iš šiuolaikinio mūsų gyvenimo aktualijų. Aš iš vis nesuprantu Vilniaus autoserviso darbo. Atvažiavau ant elektronikos mašinų pristatytą prieš duris, prieš įvažiavimą. Ir meistro klausiu, ir kreipiausi į registraciją, ir niekas nieko nežino, lauk. Ir nei paklausi, nieko neįvažiuosi. Taip tiesiog neįmanoma. Pusę dienos čia praleidi laiko ir negali pakliūt. Kalba autoserviso gamybinio susivienimo generalinis direktorius Algimantas Ugenskas. Šiuo metu į autoserviso stotis kreipiasi klientai su labai nevienodais poreikiais. Vieni reikalingi yra stambaus apimties darbo, kėbulo remonto, kitiem reikalinga visiškai nedidelė smulkmena, kurią autoservisas gali atlikti per 10-15 minučių. Tačiau užsakymo apiforminimas, eilės išlaukimas ir taip toliau pareikalauja iš kliento keletos valandų tai brangaus mums visiems laiko. Viena iš krypčių, kaip didinti paslaugų apimti jų efektyvumą, yra techninė pagalba kelyje ir namuose, yra telefonai, kuriais gali klientas pasiskambinti iš miesto, iš darbovietės, iš namų ir išsikviesti techninę pagalbą tiesiog į vietą. Ar tai į stovėjimo aikštelę, ar tai į garažą, ar tai tiesiog, jei kažkokia tai nelaimė atsitiko kelyje ir jinai jiems suteiks reikalingas paslaugas. Važiuojant iš Trakų, mašiną, galbūt nežinau pats, kas jai ten atsitiko, kad sugedo. Variklis nedirba. Nu ir nežinau, ką daryti, ir taip aš ten pasižiūrėjau, bet važiuojant po keliai ten sustojo vairuotojas. Sako, yra tokia techninė pagalba, kaip yra. Nu ką, teko kreiptis į techninę pagalbą, atvažiavo ir pagelbėjo. Nu tai čia yra didelis dalykas toksai. Bet apie ją tik tai mažai žino automėgėjai, kad galbūt jie ar nesireklamuoja, ar kaip turėtų daugiau žinoti, kad nereikėtų taip kelyje ilgai gaišti ir stovėti. Neišreklamuota yra. Niekur, ir spaudoj mažai, nei televizijoje apie tik pagalbą. Niekur nekalbama jau taip per daug. A taip tik pagalba, tai, žmonės mielai naudojasi vis tiek. Mielai naudojasi ir ant buksyro, kaip sugenda, ar po avarijų visur. Ir į avarijos vietose išvažiuojam, ir vietoj pataisom patenkinti, nereikia važiuoti į servizą. Algimantas Prokapas, techninės pagalbos brigados brigadininkas. Veteranas auksinių rankų, tuo greit įsitikina kiekvienas automėgėjas. Žmogus išvažiuoja į gamtą ar kur, raktus pameta, mašina užrakinta, vairas užrakintas, dar duris kaip kas sugeba atsirakinta, a uždegimo spynelės jau tai žigulys sunkiai atsirakina. Važiuojam į vietą ir atrakinam tą spyną, sutvarkom ir gali važiuoti toliau. Prieš 8 metus Algimantas Prokapas pirmasis atėjo į šią tarnybą. Buvo tik viena mašina, ta mašina nieko nesuspėdavo padaryti praktiškai.
Šiuo momentu mes turim 5 mašinas tech pagalbos, ant kurių dirba 5 šalkalviai vairuotojai. Pereitais metais su tech pagalba Vilniuje mes suteikėm nepilnai už 100 000 rublių paslaugų kartu su detalėmis. Šiemet planuojame šitą skaičių padidinti 20%. Augimui techninės pagalbos paslaugų mums trukdo automobilių specialių trūkumas. Mums skiria į metus po 1, 2, tačiau tai yra nepakankama. Reiktų žymiai daugiau. Servise ant kiekvienų mašinų turėtų būti ryšis, bet kol kas nėra, kur tuščias važinėjimas. Gaunasi, kad į Antakalnį nuvažiuoja ir iš Antakalnio vėl grįžti reikia. Vėl į Antakalnį atgal grįžti reikia. Paskui ir pats ryšys, ir telefonai pas mus blogai veikia, kur nei klientai negali prisiskambyti, net būna tokie atveju, kad mes patys negalim prisiskambyti pas informatorių ir sužinot, kad galim toliau atlikti, kokį darbą mieste. Vienas vyras man pasakė numerį, kurį aš turiu paskambinti, pasakė, kad yra tokia pagalba, kuri gali padėti. Aš paskambinau, dabar aš šitą numerį neatsimenu. Reikalingas vieningas telefonas dėl operatyvaus iškvietimo, kad iš bet kokio rajono ar iš bet kokio miesto vieningų numerių galima būtų paskambinti ir būtinai atsiliepti autoserviso. Reiškia stotis, kuri suteiktų atitinkamą informaciją ir atitinkamai nurodytų, kur važiuoti, ką daryti. Nesudėtingo remonto baras Aukštuosiuose Paneriuose tarsi pirmoji kregždė. Naujų autoremonto dirbtuvėlių laukia ir kiti miesto rajonai. Reikia pasakyti, kad mašinų skaičius auga, o reiškia dirbtuvių, kurios galėtų remontuoti, aptarnauti tas mašinas Vilniui, auga palyginti lėtai. Ir todėl susidaro kai kurių problemų, reiškia atliekant smulkų tokį einamąjį remontą. Pavyzdžiui, kaip ratų balansavimas ar ratų suvedimas, kad ir, sakysim, plovyklų skaičius Vilniuje yra mažas. Pavyzdžiui, iš Antakalnio, jeigu reikalinga mašiną nusiplauti, tai reikia visą miestą pravažiuoti į Trakų plentą, į servisą, kur pagrindinai tik tai čia ir plauna mašinas. Visų pirma, tikriausiai reikėtų atidaryti daugiau tokių diagnostikos barų. Nes, kaip jau man pačiam teko susidurt, teko atvažiuoti 8 valandą iš ryto ir čia dabar jau apie pusė 2, pusė 3 dar nesimato galo, kada suspėsi praeiti. Tai manau, ne mano vieno nuomonė, daugumos vairuotojai. Būtų toks pasiūlymas, kad projektuojant kooperatinius stambesnius garažus ir didesnės stovėjimo aikštelės, architektai, projektuotojai numatytų vietas, kur galima būtų įrengti nedidelės dirbtuvėlės su plovyklom, ką jau yra padarę mūsų kaimynai Latviai ir Baltarusiai Minske. Štai ką mums teigia miesto vyriausias architektas Gediminas Valiuškis. Ne tik tai augant automobilių skaičiui mieste, bet ir plečiantis pačiam miestui, augant jo teritorijai. Iškyla naujos problemos, o kaipgi geriau aptarnauti transporto priemonės. Padaryta, žinoma, daug, pastatytos 2 stambios autoserviso aptarnavimo stotis, viena Kirtimų rajone, kita Aukštuosiuose Paneriuose, bet tai toli gražu nepatenkina poreikių. Taigi šiuo metu Karoliniškių rajone jau yra įskirtas plotas techninio aptarnavimo stočiai, kuri aptarnaus transportą nereikalaujantį didelio arba kapitalinio remonto. Norėčiau pasakyti, kad sudarant miesto generalinį planą, projektuojant atskirus miesto rajonus ir ypatingai naujosius gyvenamosius rajonus, yra numatomos vietos, kur turi būti patalpintos autoserviso aptarnavimo stotis, benzino užpylimo stotis, autoplovyklos ir kitos priemonės transporto aptarnavimui. Pas mus Vilniuje miesto centras sudaro didelės problemas ir, sakyčiau, jos sprendžiamos
kvalifikuotai ir gana operatyviai. Jeigu anksčiau mes turėjom labai mažą gerų automobilinių kelių sistemą miesto centrinėje dalyje, tai dabar jau akivaizdu, kad jinai žymiai patobulėjo ir toliau vystoma. Neseniai atidarytas naujas tiltas per Neries upę miesto centre. Jisai žymiai palengvino transporto klausimus miesto centre. Tai yra tik tai dalis užmanimo, dalis tik tai tos didelės magistralės, kuri praeis iš šiaurės į pietus. Vien Vilniaus-Kauno automagistralės eismo intensyvumas jau siekia 7000 automobilių per parą. Tačiau kiekviena diena iškelia naujas problemas. Aš manyčiau, kad jau pats laikas galvoti apie tai, kad mes turėtumėm gerą techninį aprūpinimą, techninę pagalbą ir tarp tų gyvenamųjų vietovių, tarp kurių vyksta labai intensyvus judėjimas, kad tam tikrų intervalų būtų pastatytos kolonėlės su telefonais tarnaujančiais įsikviesti greitąją techninę pagalbą sugedus mašinai pakeliui. Nors autoserviso techninės tarnybos susilaukia vis didesnio pripažinimo, gerėja jų atliktų darbų kokybė, dalis automėgėjų dar nenoriai naudojasi jų teikiamomis paslaugomis. Privatininkai labai daug teikia paslaugų, ypač paskutiniu metu Vilniaus mieste ir kitose miestuose. Ir labai daug daro broko. Iškvietė mus, blogai dirba variklis. Atvažiavom, pasižiūrėjom, karburatorius buvo tvarkytas kažkieno, tai darė ten kažkur tai autobusų parkas. Ta mašina nebedirba, žikliai netitinka visai. Mes visuomet, taip sakant, siūlom visiems, kad nesinaudot privatininkų paslaugų, kadangi jie neturi nei specialios įrangos, nei matavimo prietaisų, nei stendų ir be abejo kokybiškai atlikti negali. Vasara kelionių, viešnagių, susitikimų metas. Šiandien jau galvojame apie tobulesnes automobilių aptarnavimo formas, naujus tyrinėjimus. Laikas nelaukia.